gali pasakyti šiuo klausimu? Aš pasakysiu, kad aš miego noriu. Kėlėm anksti, 4. Kur? Pusė 4. Kėlėm pusė 4, kad mums nuvažiuoti iki ten, kėlėm pusė 4, tai dabar, kai kas miego nori, o pas mane dar kol kas veikia andranelinas, nevadinamas. Visas kelionė esu. Pirmas ekipažas, aišku, pabėgęs jau bus, kažkur tai už Varšuvos. Nu, žiūrėsim, ko baigsis pradžiai valiutos keitykla, paskiau parduotuvės, pavalgymas ir Zakopanė. Laukite tęsinio. 5 valandos 13 minučių. Lenkijos laiku, mūsų laiku 6 valandos 13. Ir mes dabar sustojame, važiuojame į Zakopanę ir sustojame čia išsikeisti rožiniam namelį, taip pavadinkim, eurus į zlotus. Tai dabar, o koks buvo kursas? 4-3, atrodo, 4-2, o apsipirkimo... Gal 4-2-8. 4-2-8 supirkimo jo. Čia gerai ar buvo? Nu, būdavo geriau, sako. Bet čia labai svyruoja, aš pasižiūrėjau. 4-2-8, tai grubiai 4,3 reikia. Pardavim, supirkimas. Ką čia darai? Mėgaujamės lenkišką kavą. Taip, čia Kapučino. pirmas sustojimas yra dabar. Ir tokiai už Krokuvos netoli Randomo. Gėrim kavą, štai kaip atrodo tai vieta. Tai va čia ta saudyba kaip atrodo. Galo atrodo. Dideliai sausys kokie. Ir taip, rugpjūčio 15. Pirma diena žygis Zakopanėj. Maršrutas planuojamas štai toks. Nuo Kužnicos. Eisim šitą mėlyną trasą. Kažkur tai va tai vietai pakilsim į perėją. Ir nuo čia 10-20 minučių pakilimas, kas norės į Gelontą. Grįšim va šitą trasą iki šitos lengio, čia sustojimas yra. Ir kur einam? Apačią 500 metrų ir važiuosim. Iki Kužnicos, ne? Ar nusipelnys vandens? Važiuosim į Kužnicą. Aš galvoju, jeigu viskas bus sėkmingai, tai galbūt šeštadienį. Pirmas poilsis. Čiagi ne varžybos. Tai taip. Nu, matosi Gelantas. Kaip tu sakei, kai ten va, tas kryžiui? Oje, ne? Vaje. Ten va mūsų aukščiausias taškas, mums reikės leistis nuo tenais. Padarėm alaus. Kas alaus, kas limonado ir eisim į Dževentą. Dževentoj liko 2:05. Nu kaip Dalia, tai jautiesi? Labai smagu paklausti, ne kaip jaučiuosi. Šlapia tai višta ir... Nu, oras mūsų dėja. O štai kai Tatrai paskendė debesyje ir suviliota. Daug žmonių prarado humoro jausmą jau.
Mūsiškiai dar ne, bet jau tie, kas leidžiasi. Va ten Skruzdėlynas. Bet kažkas dar ir lipa. O kur dingt atgal, tai neisi? Liko, toks užkopimas, koks 50 metrų toks platumas. Kapitališkas. O ten va, slėnis. Nu, viskas. Dabar tik nusileidimas. Ką pasakysi? Su savo langete. Tu įveikiai, ne? Nu, dar reikės įveikti tenai užlipti. Čia 20 minučių įlyja dar. Ne. Ir dar slidu. Ir jum nereikia. Bet žiūrėk, žmonių nėra, matai? Žemynų ėjau, tai labai patogu būtų užlipti. Žiūrėk, visi ten va leidžiasi jau, matai? Visi leidžiasi irgi. Jo. Visi kyla dar. Kiti dar kyla, jo. Nu ką, jūs mane, žinokit, sužavėjot. Jūs, jei būtumėt neįveikę, tai aš sakyčiau, toks kartėlis buvęs. Nedaug trūksta. Supanikavę visi. Slėnis fantastinis yra nusileidimas. Šakės kaip gražiai atrodo. Pakilimas. Baisinis. Šitaip eina. Kaip tu čia taip? Mandrai, tarp akmenų. Kalnai, slėnis. Štai šeimininkė iš debesų išlindo. Dabar va tokia. Mačiau leidimas į apačią. Nu, atrodo, kad kažkokia neplanuota trasa ir visa tokia akmeninga. Trasa paturbinta. Nu, Dalia, ką čia saugai? Akmenį? Galvoju. Kiek jisai matęs visko. Net akis, man atrodo, pasiyra. Jo, burna akis, jau jisai daug matęs. Mes vieni iš tų, kur irgi būsim įsiminę jį. Toks rūkas.
Antrą dieną pabaiga ir, kaip jie sako, diena dienoj. O vakaras vakaras. Na, žodžiu, ryškiai žygis pavyko. Tikrai. Nustebinom patį save. Parodyk vėjams. Ėjom Dževontas va ten. Grįžom čionais. O saulė leidžiasi va tenais. O rytdienos žygis laukia... Kur? Kažkur už tų eglių.